Ir jeigu žmonės vis dar galvoja, kad mes purškime augalų apsaugos produktus tiesiog šiaip savo, nes mums patinka naikinti žmoniją, tai tenka jūs nuvilti, tikrai ne, mes to nedarome, nes tai yra be galo brangu, be galo neapsimoka, labai daug užtrunka laiko. Lietuva dabar naudoja beveik mažiausiai. Na, dar yra, gal ten Bulgarija dar mus dar mažiau negu mes naudoja, bet Lietuva ten antra, trečia nuo galo pagal pesticidų naudojimo kiekį. Europos Sąjungai. Pasaulyje net tokios apskaitos nėra, nes nieks nežino, kur ten kokiai Kinijai kas kokių pesticidų naudoja, nes ten ką skelbė oficiali valdžia, tai ten aišku tikėti neverta. Ir jau tikrai nereiktų rinktis kokių nors kinietiškų česnakų, kurių dar pilna mūsų prekybos tinkluose, nes niekas nežino, nei kaip jie ten trešti, nei kaip jie ten purkšti, nes iš Kinijos gauti kažkokios objektyvios informacijos yra praktiškai neįmanoma. Tai man keista, kad dar iš Kinijos yra vežami kažkokie maisto produktai ir žmonės juos valgo, kad keiščiausia tas yra man. O Lietuvoje auginamus produktus tikrai rekomenduoju vartoti, nes mes naudojame mažiausiai Europos Sąjungai pesticidų. Mažiausiai. Sveiki, tai jau 8-oji Laisvė rinktis tinklalaidė. Šiandieną mes kalbėsime apie tai, kas gali būti bendro tarp maisto auginimo, grūdų auginimo, šalies praturtėjimo ir kuo tai gali tapti panašu netgi tokius projektus kaip Teltonika. Ir prieš pradedant mūsų pokalbį, aš noriu paprašyti jūsų visų paspausti sekti ir patinka arba follow ir like. Tai yra labai svarbu mums, nes padeda mūsų turiniui tapti matomam kuo didesniam skaičiui žmonių. Pristatau šios dienos kalbėtojus Aušrys Macijauskas, Lietuvos grūdų augintojų sąjungos pirmininkas, ir Darius Ufartas, ūkininkas, smarkiai pastebimas socialinėse medijose. Labadiena. Mes pradėsime kalbėtis apie mitus, kurių iš tikrųjų, kalbant apie maistą, grūdus ir žemės ūkį, yra labai daug. Vienas iš didžiausių mitų, kaip vėliau paaiškėjo, kuriuo aš ir pati šventai tikėjau ilgus metus, yra dirvožemio erozija. Kad mūsų Lietuvos dirvožemis yra nualintas, kad jisai faktiškai jau tuoj taps dykuma, didžiulės mokslininkų pajėgos yra mestos išgelbėti dirvožemį ir panašiai. Kas iš tikrųjų vyksta, gerbiamas Aušrys, su mūsų dirvožemiu ir ar iš tiesų jų jį dabar reikia šiandieną gelbėti, kokia reali situacija? Na, iš tikrųjų, gelbėti nieko nereikia, tiesiog reikia su dirvožemiu, kaip ir su bet kokiu kitų gamtos kūriniu, elgtis protingai ir atsakingai. O atsakingiausiai su savo žeme elgiasi tos žemės savininkai. Tai yra ūkininkai. Tai jie patys yra labiausiai suinteresuoti išlaikyti žemės derlingumą, nes nuo to tiesiogiai priklauso jų gerovė. Suinteresuoti gauti didesnį derlių, kad galėtų gauti daugiau pajamų, akivaizdu, nes dėl to ir yra ūkininkaujama, ne dėl kažkokių tai altruistinių paskatų. Ir tas dirvožemio tausojimas yra kasdienis darbas. Kitas dalykas, kad dažnai Lietuvai bandoma pritaikyti savokas ar supratimą apie dirvožemį iš kitų kraštų. Na, iš tų kraštų, kur tikrai ta erozija yra labai pavojingas dalykas, jinai vyksta. Tai stepių regionai, kur yra tam tikros sudėties dirvožemis, nėra miškų. Yra reljefas labai tolygus, žemė yra dideli laukai, vyrauja vėjai smarkus ir ten erozija tikrai yra. Lietuvoje yra tam tikri ploteliai nedideli, kur ta erozija galėtų vykti, tai dėl reljefo ir dėl kritulių vanduo gali nuplauti tų dirvožemį, bet yra specialios technologijos, kurias taikant ta erozija yra minimalizuojama arba išvis panaikinama. Taip, kad sakyti, kad Lietuvoje eroduoja dirvožemį tikrai būtų neteisinga ir kad alinami dirvožemį to labiau neteisinga, nes jeigu dirvožemis būtų alinamas, tai derliai Lietuvoje nuolat mažėtų, bet praktika rodo ką kita, derliai didėja, derlingumas didėja ir užauginamų žemės produktų kiekis Lietuvoje tik tai auga, nuolat auga.
Tai prieštarauja tiem teiginiam ir nėra jokių mokslų patvirtintų duomenų, kad dirvožemio derlingumas mažėtų. Gerbiamas Dariau, o kaip praktikoje atrodo rūpinimasis dirvožemiu, erozijos stabdymas ir kiek tai svarbu jūsų kasdieniam darbui? Taip, aš dar norėčiau kaip prisidėti prie kolegos ir papasakoti, kad suprastų žmonės, kas yra ūkis, kas yra ūkininkavimas. Tai vienas svarbiausių dalykų turbūt mūsų darbe tai ir yra žemė ir dirvožemis. Ir dažnu atveju ūkiai su žeme yra perduodami iš kartos į kartą. Ir taip kaip, ūkininkavo prieš 100 metų, taip ūkininkuojam šiandien ir, tikimės, kad mūsų žemę galės dirbti ir mūsų vaikai. Ir ūkininkui nesirūpinti savo dirvožemiu, tai būtų, nusikalstamai, neatsakinga. Nes visai kitoks požiūris yra, formuojamas pas mus, mūsų šeimose, mūsų bendruomenėje. Tai be abejo iššūkiai ateina, šiek tiek ir pats klimatas keičiasi, bet lygiai grečiai ateina ir naujos technologijos ir ūkininkai jas renkasi, ne dėl to, kad ten kažkas ar pafinansuos, ar dar kažką, dažnu atveju tai yra, ir rizikinga ir brangu, bet matydami to gėrį, to, kaip sakant, testinumą, mes investuojame didžiulius pinigus ir tikrai pasakyti, kad, šiandien ūkininkai elgiasi neatsakingai, tai, tikrai ne, to tikrai negalėčiau patvirtinti. O kaip dar jūs jaučiatės viešumoje, girdėdamas arba matydamas tos pranešimus apie tai, kad jau dirvožemių galas, apie tai, kad ūkininkai paima iš mūsų žemės viską, atiduoda grūdus ir juos paskui išveža užsienin ir panašiai. Kaip jūs pats reaguojate į tai? Tiesą sakant, gyvenu dabar tokiam keistame laikotarpyje, nes tiesą sakant, aš augau matydamas, kaip ūkyje dirba mano tėvai. Ir aš pats jaučiau, kad, būsiu vienaip ar kitaip ūkininku. Ir tapau juo. Ir per eilę metų visą laiką galvodavau, kad aš darau kažką gero, kad aš auginu grūdus, auginu atsakingai, maitinu žmoniją, globaliai sakant, galiu pasakyti. Ir staiga, galbūt prieš kokius 7 metus toks prasidėjo virsmas, kada viešoje erdvėje pasipylė kritika, kad ūkininkai naikina, ūkininkai teršia, ūkininkai vienokie ar kitokie. Ir ta prasme, vienu metu net pats savęs klausiau, tai ką aš darau, kodėl aš tai darau, jeigu aš esu toks blogas mūsų visuomenėje. Tai tikrai jausmas nėra geras, bet turbūt mes ir esame šiandien čia, kad pasakytume, kad ne, vis tik yra visai kitaip. Tai nuotaikos šiai dienai nėra labai džiuginančios, bet aš tikiu sveikų protų ir manau, kad ateityje tas požiūris tikrai pasikeis tiek į ūkininkus, tiek į mūsų darbą ir bendrus tikslus. Gerbiamas Aušry, ką kiekvienas išsilavinęs Lietuvos miestietis turėtų žinoti apie dirvožemio eroziją, bazinius principus, apie situaciją Lietuvoje ir kaip nuraminti jų centrinę nervų sistemą? Vienas iš tokių populiariausių mitų ir pasakymų, kuriuos aš girdžiu, tai yra, kad štai grūdų augintojai užaugina grūdus ir tos grūdus eksportuoja, tuo pačiu išveža dirvožemį mūsų patį vertingiausią, nes dirvožemis kažkaip papuola į grūdus, tos vertingiausios medžiagos iš dirvožemio papuola į grūdus ir išvežama. Na čia, kas mokėsi biologiją, labiau gal botaniką, tai tie supranta, kad pačios pagrindinės maisto, tos statybinės medžiagos, anglis ir azotas, kurie yra patys vertingiausi grūdai, jie ateina ne iš dirvožemio. Augalas anglį gauna tik tai iš atmosferos. Augalas paima anglies dvideginį, kas šiais laikais yra laikomas didžiausių teršalų, nes dėl jo kinta klimatas, dėl didėjančio anglies dvideginio kiekio atmosferoje. Tai būtent augalas absorbuoja tą anglies dvideginį ir ta anglis paverčiama visokiausiomis medžiagomis. Krakmolų, baltymais, ląstelienai, celiuliozė ir kitais dalykais. Tai tiek anglį, tiek azotą augalas daugiausiai gauna iš atmosferos. Iš dirvožemio jam reikalingos tik tai medžiagos, kurios dalyvauja medžiagų apykaitoje ir vėl per šaknis grįžta atgal į dirvožemį. Taigi, kuo intensyviau, kuo vešliau auga augalai, tuo dirvožemis labiau turtėja, o ne yra alinamas, kaip yra teigiama. Nes
antžeminė augalo dalis tai yra tik nedidelė dalis. Didžioji augalo dalis yra po žemė ir žmonėm yra nematoma. Ten yra žymiai didesnė masė sukaupiama šakninė, negu matomės ant žemės. Taigi tie pasakymai neturi nieko bendro su tikrove ir dirvožemės iš tikrųjų mes neišnaudojam dar iki galo visų dirvožemio galimybių. Mes galėtume gauti dar didesnis derlius ir dar labiau prižiūrėti tą savo dirvožemį, jeigu turėtume tam tinkamus įrankius. Na, dar ne visi ūkiai gali taikyti pačias naujausias technologijas, skaitmeninės technologijas, tikslų įtręšimą, tikslų į purškimą ir taip toliau, kurie paskatintų dar produktyvesnę žemdirbystę ir tuo pačiu dirvožemio tausojimą. Taip, ir dar norėčiau pridėti, kad paminėjot purškimą, tręšimą, tai daugelis tai mato kaip kažkokią negandą, kaip labai blogą dalyką. Tačiau reikia suprasti, kad šiandien mokslas su ūkininkavimu eina lygiai grečiai. Mes atliekam žemės tyrimus, matome, kokių medžiagų juose trūksta ir papildomai dirvą praturtiname tais elementais. Ir net galima sakyti, pasaulyje vyksta tokia kaip mineralų kaita realiai. Tarkim, sako, kad mes eksportuojam grūdus. Taip, mes eksportuojam grūdus, tai yra mūsų užauginta produkcija, bet tuo pačiu mes importuojame, tarkim, kaip pavyzdys, kalio trąšas iš tų regionų, kur grūdai neauga, kurie negali užsiauginti pas save maistinės produkcijos, tačiau jie turi daug mineralų, kurie reikalingi mūsų grūdų auginimui. Ir tiesiog, vyksta tokie kaip ir mainai. Ir mes pas save auginame, taip, bet tuo pačiu iš jų atsivežame tą patį kalį, kuriuo praturtiname savo dirvožemį. Ir taip ne tik, kad, bloginame, mes dar ir geriname tą dirvožemį, subalansuojame tą dirvožemį. Ir tai, ta prasme, labai yra svarbu mūsų darbe. Ir nematau tame nieko blogo. Ir jūs esate minėjęs, kad, tarkime, purškiant augalus yra netgi naudojami tokie tirpalai kaip amino rūgštis, pavyzdžiui, realiai net ir sportuojantys žmonės ar aktyviau gyvenantys, jie taip pat įsideda amino rūgštis į stiklinę vandens ir išgeria. Žinoma. Bet žmonės mato jūsų važiuojančius traktorius, tuos visus debesėlius, ar ne, kuriuos jūs purškėte ir galvoja, kad ten purškiami yra baisus dalykai. Arba tų pačių kalio trąšų, jie taip pat bijo, nes čia yra chemija, o jie tau kažkas atsitiks. Taip, galima sakyti, kad tai yra mineralai. Ir taip, kas liečia purškimą, tai taip, žmogus pamato traktorių, kuris velka purkštuvą ir iškart griebėsi už galvos, sako, va dabar tai čia mus nuodys. Tai žiūrėkit, kai jūs nueinat pas gydytoją, jums padaro kraujo tyrimus ir sako, jums trūksta, tarkim, geležies ar dar kažkokių elementų, jūs toj bėgate į vaistinę, nusiperkat ir sako, kaip gerai, kad aš pasidariau tyrimus, nes mano organizmai trūksta vienokių ar kitokių medžiagų. Lygiai taip pat ir mes, jeigu kažkokių medžiagų trūksta, mes važiuojame maitinti augalus. Tai yra purškimai makroelementinėmis trąšomis, kurios turi realiai tas pačias sudedamasias dalis, kaip ir žmogui reikalingus realiai tos pačios maistinės medžiagos, kurios ir reikalingos augalams, tik tai, kitokiuose formuose, bet tai taip pat yra ir varis, ir geležis, cinkas, manau, kai kuriuose papilduose tikrai rastume mes tų pačių elementų. Normos taip skiriasi, bet principas, tai mes dirbam taip pat su augalu, kuris yra gyvas ir kuriam reikalingi visi šitie elementai. Ir žmonės, tiesiog įsivaizduoja, kad mes su purkštuvais purškime tik augalų apsaugos produktus, bet nebūtinai. Mes kartais net ir tas pačias paminėtas amino rūgštis, dabar atsiranda biopreparatai, biologiniai preparatai, bakterijos, jos taip pat mes paskleidžiame ant laukų su purkštuvais. Tai, tiesiog nusiraminkite, ne visą laiką čia reikia dėl to panikuoti, nes tikrai mes žinome, ką darome ir dėl ko tai darome. Žodžiu, jūs abudu patys jaučiate saugiai valgydami savo grūdus, kuriuos purškite visomis tomis medžiagomis ir baimių turbūt niekada nesate turėję. Tikrai saugiai ir rekomenduoju visiems valgyti tik tai lietuviškus grūdus, nes jie yra vieni iš saugiausių pasaulyje. Tarp kitko, šitą klausimą, kurį jūs dabar uždavėte, tai man yra ne kartą uždavę mano draugai
Jie sako, o, tu čia purški, trėši, ar tu pats valgai savo produkciją? Tai aš drąsiai galiu pasakyti, kad taip, aš valgau savo produkciją ir aš tikrai džiaugčiausi žinodamas, kad visa duona, bandelės, konditerijos gaminiai yra gaminami iš mano produkcijos. Nes aš žinau, ką purškiu, kada purškiu, dėl ko purškiu ir, ta prasme, man nekyla abejonių, kad tai yra sveikas ir laikantis visų technologijų užaugintas produktas. Todėl nematau tame nieko blogų. Čia galima perėti prie tos temos apie tą sveikatingumą ir aš atsimenu Žemės ūkio akademiją dar tuometiniai, kai studijavau, mums buvo sandėliavimo technologijų kursas ir atėjus į pirmą paskaitą dėstytoja paklausiau, ką jūs darot, kai paima obuolį ir jis truputį pagedęs, įpūvęs, nedidelė dėmelė. Tai daugumas, aišku, atsakė tą patį, kad jie ten išpjauna ir tą obuolį suvalgo, bet tada dėstytoja profesorė pasakė, kad čia labai klaidingas požiūris, nes ta dėmelė tai yra tik tai išoriniai požymiai. Reiškia, čia yra įsimetęs kažkoks tai grybas į tą obuolį, kuris jau jį yra okupavęs ir grybiena yra pasklydus po visą vaisių ir tu ten nieko nebeišpjausi, o tos grybienos veiklos padariniai, produktai yra kenksmingi žmogui. Ir tokio vaisiaus, kas tai bebūtų, bulvė, obuolys ar morka, maistui vartoti iš tikrųjų nebegalima, jis turi būti utilizuojamas, panaudojamas ne maistui, trašai arba kažkam dar kitam. Tai lygiai taip pat ir su grūdais. Aš tikrai renkuosi sveikus grūdus ir lietuviškai grūdai tikrai yra sveiki, jie labai yra aukštai vertinami, kotiruojami pasaulinėse rinkose, mūsų eksporto rinkos yra labai, labai plačios, praktiškai visas pasaulis. Turbūt lengviau būtų išvardinti kraštus, į kuriuos neeksportuojami lietuviški grūdai, negu į kuriuos eksportuojami. Ar būdavo, kad kažkada eksportuojame, aišku, kiekvienais metais tos rinkos keičiasi, bet praktiškai mes eksportuojame visas pasaulio šalis, visus žemynus. Ir visi skaniai valgo. Ir visi skaniai valgo ir praktiškai 90, galėčiau sakyti, kokie 95% lietuviškų grūdų yra naudojami kaip maistiniai. Ne kaip pašariniai ar pramoniniam perdirbimui, bet maistui. Ir dar grįžtant prie grybelių, aš norėčiau paminėti, jau nuo seno istorijoje buvo žinomi atvejai, vietomis jie buvo vadinami, pavyzdžiui, Šventojo Antano ugnimi, kuomet mirdavo žmonės, užvalgė mikotoksinais, tai yra grybeliais užterštų grūdų. Tos pačios siaubo istorijos apie ištisas išmirusias šeimas arba kaimus buvo skaitomas nuo Anderseno iki Viktoro Hugo ir net Puškino kūrybos ir buvo minimos iš tikrųjų baisios nelaimės. Dabar aš kaip suprantu, žmonės bijo tų pačių medžiagų, kurios yra naudojamos grūdus apsaugoti nuo tų grybo vadinamojo, nuo mikotoksinų, kurie iš tikrųjų žmonėms pražūtingi ir jie pražūtingi žymiai labiau negu tos apsaugos medžiagos. Taip, tai tos apsaugos medžiagas kaip ir žmogui, vaistai, jeigu žmogus susirga, aišku, galima bandyti gydytis tais kažkokiais tai senoviškais metodais, užkalbėjimais ar arbatomis, bet kai temperatūra užkyla iki 41 laipsnio, turbūt niekam nebekyla abejonių, kad reikia vartoti antibiotikus, nes priešingo atveju tai ištiks mirtis. Ir jau arbatos tikrai nepadės, ar ten kažkokie užkalbėjimai. Tai grūdų atveju lygiai tas pats. Jeigu augalas serga, jam reikia pagalbos ir naudojami vaistai, fungicidai, tai yra augalo vaistai, kurie padeda augalui susitvarkyti su tais kenkėjais, parazitais, grybais, bakterijomis. Aišku, yra ir gerieji grybai, dirvožemėje gyvena. Ir ant augalų gyvena gerieji grybai, bet yra grybai, kurie tai tikrai yra nepageidaujami ir jos galima sunaikinti tik tais fungicidais, kurių dozės yra apskaičiuotos, atlikta 100 bandymų ir likučių augaluose tikrai jokių nebūna. Ir tarp kitko ilgą laiką, pradėjus vystytis mūsų chemijos pramoniai, kada atsirado augalų apsaugos produktai, tai jie buvo sutinkami iš tikrųjų labai
pozityviai, todėl kad tai buvo toks kaip, virsmas taip, kad mes pagaliau galėsim išmaitinti savo žmonės, žmonės nebežinos, kas yra badas. Ir tiesą sakant, taip atsitiko, nes, turbūt retas, kuris žino, ką reiškia žodis badmetis, kas vyksta tuo. Pamiršo žodį alkis irgi. Taip, alkis, mes šiandien kemšam turbūt daugiau nei mums reikėtų ir jau čia didesnė yra problema. Bet staiga visą tai, kur ėjo žmonija, kur ėjo mokslas, vieną dieną tapo kažkokia, nežinau, baisia baime, kažkokiu baubu, didžiuliu nepasitikėjimu ir tada kyla natūralus klausimas, kodėl ir kam tai yra naudinga. Kaip manote, dabar mes turime tokį kaip ekologinio amžiaus kažkokį tai tokį užėjimą. Mes matome parduotuvių lentynose etiketes pažymėtas eko, pažymėtas žalio, ten pažymėtas bio, klimatui neutraliais ir visokiom kitokiom etiketėm. Tai galbūt žmonės pirkdami tokius ekologinius produktus, jie jau jausis ramesni ar panašiai, kad jau jie bus apsaugoti nuo tos baisios chemijos, kurios, aišku, realybėje nėra. Tai iš tikrųjų, tai su ekologija čia vėlgi yra tam tikras mitas, nes pirmas dalykas yra, kad ekologinis tai nereiškia sveikesnis. Tai reiškia produktas užaugintas taikant tam tikrą technologiją, tai reiškia nenaudojant sintetinių medžiagų, naudojant organinės medžiagas. Bet ekologiniai ūkiai irgi naudoja ir trąšas, ir pesticidus, tik tai jie yra organinės kilmės. Visų pirma, Lietuvoje reikėtų terminus padaryti teisingais, nes ekologinis ūkininkavimas nėra teisingas terminas, nes visam pasaulyje toks ūkininkavimo būdas vadinamas organiniu ūkininkavimu. Organinis, dar kažkur bio ūkininkavimas. Pas mus tas terminas truputį iškreipia situaciją ir žmonės yra pasimetę. Taip liktai galima suprasti, kad kitoks jau ūkininkavimas negu ekologinis yra kažkoks neekologinis arba antiekologinis. Tuo tarpu tikrai galima ūkininkauti ir tais konvenciniais būdais ir neteršti gamtos ir užauginti labai sveiką produktą. Ir manau, kad čia yra ateitis, tas tikslusis, precizinis ūkininkavimas, kuomet ūkininkaujama naudojant sintetinius produktus, bet naudojant jų žymiai mažiau negu šiandien yra naudojama, bet tam reikalinga tokia visiška žemės ūkio skaitmenizacija ir duomenų panaudojimas ir kad galėtume mes naudoti tų vaistų, kaip aš vadinu, tik tai ten, kur reikia ir tik tai tiek, kiek reikia, trąšų tik tai ten, kur reikia ir tik tiek, kur reikia. Ir tręšimą ir pesticidų naudojimą sumažinti galima kartais, nors ir taip naudojam mažiausiai Europai, bet jį galima dar sumažinti, bet tam reikia didžiulių investicijų. Tai neteis per vieną dieną, bet per 10-15 metų tą galim pasiekti Lietuvoje. Žodžiu, draugiškiausias ūkininkavimas aplinkai gaunasi ne tas, kada žmonės su kastuvais ten, kažkaip tais ūkininkauja kaip senų senovėje, tačiau tas, kuriame yra daug mokslo ir aukštųjų technologijų. Augalų apsaugos priemonės skleidžiamos purkštuvais, kurie turi kameras, kurios identifikuoja arba ligą, arba piktžolę ir yra nupurškiamas tik tai tas taškas, ta piktžolytė bedykstanti arba tas beatsirandantis ligos židinys, o visa kita yra nepurškiama. Ir tokiu būdu mes galim sumažinti pesticidų naudojimą 10 kartų, ne kartais, bet 10 kartų ir pasiekti tą patį rezultatą. Ir link to yra einama, dar kol kas procesoriai apdirbantis informaciją nėra tokie greiti, kameros nėra tokios tikslios, bet jos kiekvienais metais tobulėja ir manau per artimiausius 5 metus pasirodys tokia technika. Ir įgalins mūsų ūkininkauti dar labiau preciziškai, dar labiau tausoti aplinką, dar labiau ir tuo pačiu pagaminti labai saugius maisto produktus. Dariau, kaip jums atrodo ekologinio ūkininkavimo pasiekimai ir apskritai ekologinio ūkininkavimo dalis bendrame žemės ūkyje, kuomet tenka išmaitinti vis didėjantį skaičių žmonių pasaulyje? Manyčiau, kad tai su išmaitinimu neturi nieko bendra. Tiesiog aš turiu šito klausimu savo nuomonę. Manau, kad tai
tam tikra grupelė žmonių, kurie labai garsiai rėkia, sugebėjo įtikinti politikus, kad mums to labai reikia. Mums tai yra tikrai, kaip matom iš statistikos, labai siaurai žmonių grupiai. Na ir politikai išgirdę išmetė tikrai nemažai daug pinigų į reklamą, kad būtų skatinami ekologiniai produktai, kad jie būtų reklamuojami. Tačiau tendencija yra tokia, kad žmonės neperka ir ta prasme ekologinė produkcija neatsirado ant kiekvienų žmonių stalo ir ji nėra tokia populiari kaip tradiciškai, ta prasme, užauginta produkcija. Ir manau, kad keletos metų bėgyje mes pamatysim ekologinių ūkių ir ekologinės produkcijos mažėjimą. O ją pakeis tausojantys ūkiai, kurie, ūkininkauja preciziškai ir stengiasi, kuo optimaliau paskirstyti visas maisto ir augalų apsaugos produktų medžiagas, savo produkcijoje. Ar teko domėtis apie poveikį sveikatai vartojant ekologinius produktus? Tai, iš tikrųjų, mes, kaip ūkininkai nuolat domimės ir žiūrim visomis technologijomis, tame tarp ir ekologinė. Jeigu tai iš tikrųjų būtų moksliškai pagrįsta, kad tie produktai sveikesni arba atvirkščiai, kad konvencinė žemdirbystės, įprastinė žemdirbystės produkcija kažkaip kenkia sveikatai, tai čia nebijotinai jau seniai visi būtų pradėję ūkininkauti ekologiškai ir nekiltų klausimų, bet kadangi tokių studijų nėra, kad įrodymų objektyvių, kad tie produktai sveikesni nėra, tai žmonės, vartotojai ir matom tą poslinkį. Tos mados ateina, praeina, buvo užėjusi eko arba organic tos produkcijos mada, dabar jinai mažėja, dabar į akių lygio lentynas prekybos centruose kyla neutralūs klimatui produktai, kurios gaminant neišskiriamas CO2 arba CO2 ekvivalentas, arba jo įskiriama tiek, kiek ir sugeriama į dirvožemį, tas net carbon zero produktai, kurie nepalieka pėdsako atmosferoje, tai dabar tokie madingi, bet aš galvoju, kad ir šita mada praeis, kaip ir visos mados, taigi atsimenat, tas madas, kai čia prieš keletą metų buvo paskelbta, kad čia sviestas yra mirtis ir valgyti negalima, čia reikia dabar valgyti margariną, po to viskas apsivertė aukštyn kojom. Pasirodo, kad margarino nebegalima valgyti, dabar reikia valgyti tik tai sviestą ir vėl sviesto pardavimai išaugo, pakilo pieno kainos visam pasaulyje. Tai mums ūkininkam, aišku, tai yra neblogai, viskas tvarkoj. Bet, ką mes matom, kad tos mados keičiasi, tendencijos keičiasi, mokslininkai vieną dieną aiškina vienaip, kitą dieną kitaip, o greičiausiai kas už ką sumoka, taip ir aiškina. Bet žmonės galų gale atsirenka, vartotojas atsirenka ir tie ekologiniai produktai, aš nieko neturiu prieš, jeigu žmonės įsitikinę, kad taip ūkininkaujant pagaminti produktai jiems labiau tinka, tai jeigu juos vartoja, aš nieko prieš. Viskas tvarkoja, bet tai yra dirbtinė technologija, jinai sukurta kabinetuose, jinai neatsirado savaime. Tiesiog kažkas šovė kažkam į galvą mintis, tai reikia ūkininkauti būtent šitaip ir tada bus gerai. Tvarkoja, tai jeigu kažkam to reikia, taigi yra laisvė rinktis, ne? Tai jeigu žmonės renkasi, kas jiems patinka, mes nieko prieš, bet mes sakom, kad pagaminti sveiką maistą ir pagaminti jo tokį kiekį, kokio reikia žmonijai pamaitinti, tai galima tik tai ūkininkaujant preciziškai. Reiškia, naudojant, tausojantį žemdirbystę gali tą padaryti, gali pagaminti daug sveiko maisto ir neteršiant aplinkos. Ta galima pasiekti. Bet tą reikia daryti, pasitelkiant mokslą, o ne įsitikinimus. Tai mes faktiškai turime naują terminą tausojantį žemdirbystę, kurį aš įsivaizduoju artimiausiais metais girdėsime vis dažniau ir dažniau. Nėra čia naujas terminas, tausojantį žemdirbystę yra senas terminas. Miestiečiams. Tik tai dabar įgaunantis pagreitį, taip sakykime. Gal technologijos atsiranda kitokios, kurios leidžia ją pakelti į kitą lygį, bet kad jūs suprastumėt, kas tas yra tausojimas, tai net jeigu ir mes neturim tų pažangiausių technologijų savo ūkiuose,
bet, vien ekonominė situacija mus, ta prasme, verčia labai daryti tikslius sprendimus ir nedaryti to, ko nereikia. Ir jeigu žmonės vis dar galvoja, kad, mes purškiam augalų apsaugos produktus tiesiog šiaip savo, nes mums patinka naikinti žmoniją, tai tenka jūs nuvilti, tikrai ne, mes to nedarome, nes tai yra be galo brangu, be galo neapsimoka, labai daug užtrunka laiko ir galiu pasakyti pavyzdį. Prieš 2 metus buvo sausra. Mūsų rajone buvo fiksuota sausra. Na ir žinot, kada yra labai labai sausa, visos grybelinės ligos, jos neplinta taip sparčiai. Ir mes, ūkininkai, tiesiog sekėme, žiūrėjome savo pasėlius. Ir ta prasme mes dalies augalų apsaugos produktų, kurie, kaip sakant, dažniausiai yra naudojama tuo metu, mes jų nenaudojame tiesiog. Todėl, kad nematėme tikslo. Tai mums, kaip ūkininkam, yra labai super, nes mes sutaupėme ir laiką, sutaupėme ir pinigus. Ir, ar produkcija buvo sveikesnė, ar jinai buvo kažko blogesnė? Manau, nemanau, ta prasme. Manau, kad tai produkcija visada yra tikrai aukšto lygio, bet šiuo atveju mums ūkininkam tai buvo tikrai geras būdas, sutaupyti ir laiko, ir pinigų. Ir mažiau chemijos, jeigu kas nors jos vis dar tebebijo. Ir mes priartėjome natūraliai prie klausimo apie tą žemės ūkio įvaizdį visuomenėje. Ir klausimas abiems pašnekovams būtų, kad žalieji ir gyvūnų teisių gynėjai dažnai kritikuoja labai ūkininkų veiklą ir naudoja radikalią retoriką. Ir kaip jūs manote, kokią įtaką tai daro jums, kokią tai jau padarė naudingai? Ir kiek iš tikrųjų tokia ta kritika gali turėti naudos kokios nors visuomeniai? Kaip jūs matote, kodėl jūs girdimi kažkiek silpniau negu aktyvistai? Natūralu, tai dažnu atveju šitie vadinami aktyvistai yra finansuojami iš įvairiausių fondų. Ir visai neseniai čia nuskambėjęs ES skandalas dėl propagandos finansavimo įdiegiant žaliąjį kursą, kai Europos komisija iš principo neteisėtai finansavo ir nepamatuotai daug finansavo tas organizacijas, tai tos dažnu atveju tie aktyvistai, tie žaliųjų organizacijos, jos tą daro ne iš savo įsitikinimų, ne dėl to, kad ten žmonės šventai tiki, kad štai ta ar šita priemonė atneš didžiulę naudą žmonijai. Jie tą daro iš labai pragmatiškų paskatų, jie tą daro norėdami užsidirbti pinigų. Ir jiems tas pavyksta. Ir kai yra finansavimas labai dosnus, nenuostabu, kad mes žiniasklaidai matom šitas žinutes. O ta tikroji žinia, kurią turėtų transliuoti mokslininkai, turėtų transliuoti ekspertai, išsakyti savo nuomonės ir nueina antrą planą. Ir paskui mes dar turim tokį efektą, kad žmonės suprantantis, kas iš tikrųjų vyksta, tiesiog nedrįsta ir bijo pasakyti savo nuomonę, nes jie pasirodys kaip kažkokie tai atsilikėliai, politiškai nekorektiški, nepataikantis su laiko dvasia į vieną ritmą ir taip toliau ir taip toliau. Todėl aš dažnai matau, kaip mokslininkai taip nutyli, nuleidžia akis ir nedrįsta pasakyti, nes politikai jam nuims finansavimą, pavyzdžiui, jo tyrimam. Arba uždraus iš vis tokio tipo tyrimus, kurie įrodo, kad tos žaliosios iniciatyvos yra žalingos. Tai turim tikrai nenormalią situaciją ir visuomeniai tai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems plaunami smegenis už jų pačių pinigus, kas įdomiausia, ir pateikiama ne visada teisinga informacija. Žinote, jeigu rodoma, pavyzdžiui, kokio nors žiauriai kankinamo gyvūno nuotrauka, kuri yra orientuota tiesiai į jausmus, arba rodoma, kaip kenčia mūsų ten laukai, miškai, laukiniai žvėris nuo žmonių, tai žmonės veikia ir tiesiog žmonės, būdami savo prigimtimi geri, jie aukoja toms organizacijoms, nes jie mano, kad prisideda prie gražaus tikslo. Geriausias, vienas iš geresnių pavyzdžių kokios pasekmės šitos propagandos yra tai, kad vis tiek mes esam lietuviai, mes labai mėgstam kiaulieną. Ir dabar susidarė tokia situacija, kad mes Lietuvoje nepasigaminam tiek kiaulienos, kiek mums reikia, nors visai dar neseniai mes jos gaminom kelis kartus daugiau negu suvartodavom.
Bet kadangi visuomenė dėl visų šitų priežasčių, dėl propagandos, dėl nuolatinio jiems kalimo į galvą, kad čia yra kažkoks tai blogis, neleidžia pastatyti naujų fermų, modernių fermų, kurios būtų ir aplinką tausojančios, ir gaminančios sveiką produkciją. Fermų kiekis, kiaulių fermų kiekis Lietuvoje tolygiai mažėjo, susidarė tokia situacija, kad šiandien pasigaminam tik tai pusę reikiamo kiekio. Kitągi pusę atsivežam iš kur? Atsivežam iš Lenkijos ir Vokietijos, iš Danijos. Tai iš vienos pusės auginam grūdus, juos iš Lietuvos išvežam, eksportuojam, o jie galėtų būti naudojami pašarui kiauliam čia Lietuvoje, bet mes juos eksportuojam. O mėsą atsivežam iš Danijos, Vokietijos ir Lenkijos. Aš jau įsivaizduoju vien, kiek mes taupytumėme kūro nuo to vežiojimo pirmin atgal. Tai vien tai sutaupytumėme. Bet apie tai niekas nekalba. Ta prasme, kad mes, važinėdami, vežiodamiesi, ta prasme, dar išmetam daugiau CO2 ir pinigus, ir išmetam CO2. Apie šitos dalykus niekas nekalba. Todėl aš sakyčiau, kad net galbūt būtų galima tą susijęti su šalies ekonomikos silpninimu. Nes šitie populistiniai pasisakymai, vėliau priimami įstatymai, jie tiesiog silpnina mūsų kaip šalį, silpnina mūsų ekonomiką. Mes nebegalime generuoti pajamų, nebegalime eksportuoti produkcijos ir tai atsiliepia visiems šalies gyventojų. Iš tikrųjų, mes čia tikrai kviečiame susimastyti visus žmonės, kurie išgirdę iniciatyvas skatinančias, pavyzdžiui, uždrausti kažką, apriboti kokią nors veiklą, būtinai įvesti kažkokius tais draudimus naujus, ar ten atsisakyti, boikotuoti, pavyzdžiui, kokią nors naujai statomą fermą, pagalvoti apie ilgalaikės pasekmes. Iš tikrųjų, jeigu mes norime trumpesnės maisto grandinės, jeigu mes norime, kad maistas mus pasiektų kuo efektyviau, taupant kurą, taupant išteklius, tai gal mes tada pagalvokime, kad iš tikrųjų, jeigu netoliese yra miestas ir galime mes optimaliom sąnaudom atitransportuoti maistą, iki jo yra aprūpinti maistu, tai čia yra tikroji, tvarioji aplinkosauga. Taip, nes vėlgi labai iš toks žemiškas pavyzdys, pavyzdžiui, prekybos centre, bet kuriame užėjęs, jūs aišku rasite lietuviškos kiaulienos, bet jinai parduodama tik tai žalia. Visa lietuviška kiauliena praktiškai esanti prekybos centre, jinai parduodama kaip žalia mėsa ir žmonės jos vis dar gali įsigyti. Bet visi produktai, dešros, kumpiai, kas tai bebūtų, dešrelės, visi produktai yra pagaminti ne iš lietuviškos kiaulienos. Geras, nežinojom. Nes jokioj dešroje jūs nerasit nei gramų lietuviškos kiaulienos. Nes kam ten į tą dešrą dėti lietuvišką kiaulieną, jeigu ją galima brangiai parduoti kaip žalią mėsą? Tai nėra tame logikos, nes lietuvis vis tiek yra lietuvis, jis renkasi lietuvišką produktą, bet kadangi mėsos kilmė dešroje yra paslėpta, jis nežino, iš kur ta mėsa yra toj dešroje. Dešra tai lietuviška. Pagaminta Lietuvoje, žinoma Lietuvos gamintojo, tai jis renkasi tą lietuvišką dešrą, visai nesusimastydamas, kad joje nėra nei gramo lietuviškos kiaulienos. Visa kiauliena toj dešroje yra iš Vokietijos. Tai arba iš Lenkijos geriausiu atveju. Tai va tokią situaciją mes turim. Ir dar man teko viešoje erdvėje pastebėti tokius dalykus, kad neva anksčiau, tarkim, kokiu nors tai sovietmečiu Lietuvoje, tas maistas buvo be galo natūralus, ne taip kaip dabar užterštas visokiais ten pesticidais, antibiotikais ir taip toliau. Kad mes valgėm ten tą lietuvišką duoną, surelius ten kažkokius ypatingo švarumo ir grinumo ir nepaprasto skonio, ten buvo, gyvenam tokiam rojui. Nes tos turbūt eilės ir tuščios lentynos jau seniai pasimiršo. Ką jūs galite argumentuoti tai iš tikrųjų, kaip realiai atrodo šių dienų ir to jau gilaus sovietmečio žemės ūkis? Na, sovietmečiu iš tikrųjų maistiniai grūdai Lietuvoje nebuvo auginami. Iš viso. Buvo toks įsitikinimas, kad Lietuvoje maistinių grūdų užauginti neįmanoma. Iš kitos pusės buvo didžiulis poreikis pašarinių grūdų, nes turėjom žymiai daugiau gyvulių, tų pačių kiaulių ir karvių. Todėl visa duona, kuri būdavo gaminama Lietuvoje, jinai būdavo gaminama ne iš lietuviškų grūdų ir ne iš miltų, kurie būtų pagaminti iš lietuviškų grūdų. Visi grūdai duonos gaminiam būdavo atvežami.
Taip, malūnai buvo, bet jie malė importinius grūdus, atvežtus iš Ukrainos, Rusijos, Kazachstano, Amerikos. Tame tarpe. Ir ta duona buvo iš importinių grūdų. Aš nežinau, ar jinai ten buvo tokia jau labai skani. Man atrodo, kad šiandien galima nusipirkti kur kas skanesnės duonos parduotuvėse, nepalyginamai skanesnės. Bet turbūt tada buvo viskas skanu, nes bendrai buvo maisto trūkumas. Mes turbūt apie tai jau pamiršom, kad buvo bendras maisto trūkumas. Žmonės tiesiog negalėjo valgyti tiek, kiek nori. Jie valgė tik tai tiek. Deficitas buvo didžiulis. Taip, tai buvo deficitas. Jie tik valgė tiek, kiek gali. O tos duonos, kurios galėjo valgyti kiek nori. Atsimenat, valgyklose būdavo vienu momentu, čia neprisimenu kelintais metais, bet apie 10-metį buvo tokia mada, kad duona buvo nemokama. Reiškia, tu sriubą nusipirkdavai už 5 kapeikas, o duonos galėdavai imti. Tai ta duona ten tiesą pasakęs buvo nevalgoma. Nors tu jas galėjai valgyti kiek nori, bet suvalgius jau kokias 3 riekutes, ten iš karto sustodavo skrandis. Ir prasidėdavo ten negeri procesai. Tai jinai praktiškai buvo nevalgoma tada. Tai visi atsimena turbūt tas Palangos duoną. Važiuoja žmonės į sostinę, oi, tai nupirkė ten Palangos duonos iš Vilnius, parveškit. Tai buvo tų gaminių, bet jie tai buvo gaminami ne iš lietuviškų grūdų ir turbūt ir šiandien ta duona dar galėtų būti valgoma. Nors irgi abejoju, nes šiandien ir duona tikrai yra skanesnė negu tada buvo. Aš įsivaizduoju, kad su šiuolaikiniais maitinimosi įpročiais ir jau mūsų visiškai pakitusiais skonio receptoriais, anuometinė duona turbūt būtų kažkur jau sulaukti pelėsio. Žmonės tikrai jos nevartotų. Ir dar buvo, aš įsivaizduoju, kad sovietmečiui teko girdėti, kad būdavo ir tie patys pesticidai, nors dabar sakoma, kad čia buvo viskas labai natūralu, bet ko gero žymiai labiau agresyvus. Taip, tai praktiškai visi iki vieno pesticidai, kurie buvo naudojami sovietmečiu, dabar yra uždrausti naudoti. Nes jie pripažinti vienokiu ar kitokiu būdu arba labai nuodingi, arba kancerogeniniai, arba labai pavojingi aplinkai. Ir jie praktiškai visi yra uždrausti ir turbūt žino tas istorijas, dar prisimena, kai buvo iš kolūkių sandėlių surinkinėjami tie pesticidai ir vežami sunaikinimui, ten irgi visokių buvo atvejų, ten tai sunaikindavo, tai nesunaikindavo, tai atkasdavo, rasdavo jos kažkur paslėptus, užverstus žemėm ir panašiai. Tai tų dalykų nebėra ir tos normos tų pesticidų dabar yra nepalyginamai mažesnės, tai Lietuva dabar naudoja beveik mažiausiai. Dar yra, gal ten Bulgarija dar mus dar mažiau negu mes naudoja, bet Lietuva ten 2-3 nuo galo pagal pesticidų naudojimo kiekį. Europos Sąjungui. Pasaulyje net tokios apskaitos nėra, nes nieks nežino, kur ten kokiai Kinijai kas kokių pesticidų naudoja, nes ten ką skelbė oficiali valdžia, tai ten aišku tikėti neverta. Ir jau tikrai nereiktų rinktis kokių nors kinietiškų česnakų, kurių dar pilna mūsų prekybos tinkluose, nes niekas nežino, nei kaip jie ten trešti, nei kaip jie ten purkšti, nes iš Kinijos gauti kažkokios objektyvios informacijos yra praktiškai neįmanoma. Tai man keista, kad dar iš Kinijos yra vežami kažkokie maisto produktai ir žmonės juos valgo, kad buvo keiščiausia tas yra man. O Lietuvoje auginamus produktus tikrai rekomenduoju vartoti, nes mes naudojame mažiausiai ES pesticidų, mažiausiai. Ir vėlgi, kalbant apie įvairiausias apsaugos priemonės, tęsiant jūsų mintis, tarkime, jeigu žmonės, esame kalbėjęs anksčiau, kad jeigu žmonės norėtų pirkti, pavyzdžiui, žirnių su kirmelėmis šiek tiek, arba obuolių su dėmėmis, tuomet ūkininkai jų nepurkštų, nes kam vargti ir parduotų taip ar ne. Bet jeigu vartotojai nori valgyti tobulos odos obuolius, jeigu jie nori valgyti traškančius žirnelius be nei vienos dėmelės idealius, tai purškimai visokiausi ir apsaugos yra neišvengiamos. Ne, tai žiūrėkit, tai dėl to kirmino tai norėčiau paprieštarauti, tikrai galite valgyti obuolius su kirminu. Jisai nieko ten nekenksmingas, net ir tą patį kirminą, jeigu netyčia suvalgysit, nieko ten jums neatsitiks. Bet toks obuolys pažeistas kirmino, jo neįmanoma išlaikyti ilgai sandėlyje, o mūsų žmonės ko nori? Jie nori, kad tai būtų, kad jie galėtų obuolių nusipirkti bet kada. Ar tai būtų rugsėjo mėnuo,
ar tai būtų sausis, ar tai būtų balandis, ar birželis. Jis nori to obuolio. Bet tokio pažeisto obuolio, kirmino pažeisto obuolio tiesiog neįmanoma išlaikyti sandėlyje iki balandžio ar to labiau ten birželio mėnesį. Nes jis yra pažeistas ir per tą skylutę pateks užkratas ir užsiveis tie blogieji grybai ir bakterijos ir tas obuolys bus visiškai sugadintas, o jeigu nebus visiškai sugadintas, tai bus tikrai apnuodytas. Taip, ir aš manau, kad vienas arba du galbūt net purškimai yra daromi vien tam, kad realiai patenkint vartotojų poreikius. Nes dažnai užsipuola mane, mus kaip ūkininkus, kad mes kažką čia neatsakingai darom, bet geriausiai už viską kalba pavyzdžiai. Pamodeliuokim situaciją. Jūs nusiperkat ar ne žirnelių, atsidarote skardinę, įsidedat į lėkštę ir ten bam, žiūrit žirniai su skylutėm. Ką jūs padarytumėte? Tai lažinosi, kad didžioji dalis nufotografuotų, įkeltų į vieną ar kitą platformą, tada paminėtų parduotuvę, iš ko pirko, paminėtų gamintoją, kuris, sufasavo visą šitą produktą ir kiltų skandalas, kaip jie drįsta žmogui pateikti žirnius su skylutėm, nes ten dar galbūt ir kirminiukas kažkur gyvena. Tai ta prasme, nei vienas tokių žirnių nevalgo ir valgyti nenori. Bet tuo pačiu, kai mes stengiamės prisitaikyti prie vartotojų poreikių, tai mes esame kaltinami tuo, kad mes toj žmonėje išnuodysim. Ne, taip nėra, taip nebus, bet tuo pačiu reikia ir atsakomybę prisimti vartotojam už tai, ką jie nori matyti ant savo stalo. Mes, kaip sakant, turim patenkinti jų poreikius taip pat. Aš matau, kad turim irgi šitą temą, kuri yra labai smarkiai susivėlusi tarp emocijų ir faktų. Nes žmogus nori vieno, bet kartu nori ir kito, kurie yra tarpusavį visiškai nesuderinami, kaltas dėl to visada, aš kaip suprantu, lieka ūkininkas praktiškai. Ir nors nepaisant to, jūs nuolat esate tikrinami ir galioja tiek ES, tiek Lietuvoje, tame tarpe labai griežti standartai, ar ne? Patys griežčiausi pasaulyje. Turim kuo didžiuotis. Taip, patys griežčiausi standartai ir mums konkuruoti pasaulinėse rinkose darosi vis sunkiau ir sunkiau, nes kitose valstybėse tikrai nėra tokių griežtų reikalavimų ir ten ūkininkaujama yra neprižiūrint taip atidžiai. Bet mes nesakom, kad tai yra blogai, viskas tvarkoja, tik tai mes norim lygių konkurencinių sąlygų. Jeigu pas mus tie standartai aukšti, tai ir importuojam produktam, tie patys standartai turėtų būti tokie patys aukšti, bet vėlgi grįžiu prie tų kinietiškų česnako. Jeigu čia kontrolė česnako augintojams yra labai griežta ir jiems yra viskas reglamentuota, kiek jo ko gali panaudoti, tai akivaizdu, kad sukontroliuoti, kiek kas ten ko naudojo Kinijoje, yra neįmanoma. Tiesiog neįmanoma, tai net neverta pradėti to daryti. Tai iš tokių šalių produktai neturėtų būti leidžiami mūsų Europos rinką, kur kontrolė yra neįmanoma. Taip, ir įvairios sutartys su trečiomis pasaulio valstybėmis, laisvos prekybos sutartys, tai tokį kaip ir, šiek tiek iš tikro kelia pyktį, nes, mes ūkininkaujam atsakingai ir, griežta kontrolė mus vertina. Ir iš dalies aš galiu pateisinti visą tai, nes mūsų tikslas kuo kokybiškesnė ir sveikesnė produkcija teikti saviems žmonėms. Bet lygiai grečiai yra sutartys, kurios laisvai leidžia į mūsų šalį patekti neaiškiem produktam ir kur tada logika viso to, ką mes čia darom. Čia vėlgi geras pavyzdys gali to būti biodegalai, kas irgi yra mums labai aktualu, tai nors ne maistas, bet irgi žmonių naudojamas produktas kiekvieną dieną, nes tiek benzinė, tiek dizelinė yra įmaišyta tam tikra dalis biodegalų. Tai vėlgi ta programa buvo sukurta tam, kad mažinti iškastinio kuro naudojimą, nes biodegalai gaminami ne iš iškastinio kuro, bet iš augalų, nes populiariausias tai yra dizelis gaminamas, biodizelis gaminamas iš rapsų, ir kuriuos mes auginam ir kurie puikiausiai Lietuvoje auga. Bet greitai apsukrus verslininkai sugalvojo, kad nebūtinai tą biodizelį gaminti iš to rapso, galima jį gaminti iš palmių aliejaus, kas yra žymiai pigiau. Ir atsirado didžiuliai
palmių aliejaus kiekį importuojami Europos Sąjungą, pasistatė milžiniškos gamyklos, didžiausia yra Amsterdame, priklausanti Nestijai, kuri gamina tą biodizelį iš palmių aliejaus, atvežamo iš Indonezijos ir iš kitų ten valstybių Azijos. Ir niekam neįdomu, kaip tas palmių aliejus ant gaunamas, o jis gaunamas labai paprastų būdų, kertant atogrąžų miškus. Ir maždaug apie 1 milijonas hektarų kiekvienais metais yra iškertama tam, kad užsodinti palmių giraitės naujas ir pagaminti tą reikalingą žalį kūrą kabutėse. Jo, tai kaip matom, kaip geri norai kartais išvirsta į visišką nesąmonę, jeigu nėra pakankamai kontroliuojama. Ir mes, ūkininkai, ir pasisakom, tai jeigu jau mes už tą žalę pasaulį, už žalę kūrą, tai kontroliuokim, kaip tas aliejus yra pagaminamas, iš kur jis atsiranda ir taip toliau. Mes Europoje negaminam aliejaus kirzdami miškus. Europoje iš viso mišką iškirsti jokių pretekstų neįmanoma. Tai visi iškirsti miškai turi būti atsodinti tik miško arba natūraliai atželti, kas dabar yra madinga. Bet tik vietoj miško gali būti tik tai miškas Europos Sąjungoje. Negali būti jokios kitos alternatyvos. Negalima naudoti to žemės miško nei statybom, nei žemės ūkiui, niekam. Tuo tarpu pasaulyje yra kertama ir laisvai, ir auginama Brazilijoje soja ant iškirsto miško žemės, Indonezijoje palmių aliejus gaminamas. Ir tai viskas keliauja į Europą. Ir mes tą viską vartojam. Mūsų žaliai ir žaliojo kurso apribota žemyną, ar ne? Ir čia labai susiję dalykai. Žaliojo kurso, taigi yra paskaičiuota, kad žaliojo kurso pasekmė, jeigu jis būtų įgyvendintas pilna apimtimi, kas dabar jau aišku, kad nebebus įgyvendintas, nes jau ir politikai pripažino, kad buvo klaida, tam tikrų klaidų padaryta, tai produkcija sumažėtų, ES žemės ūkio produkcija sumažėtų 25%. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tos 25% produkcijos reiktų pagaminti kažkur kitur, ne ES. O kur tas kitur? Tai akivaizdu, kad tai būtų Azijoje arba Amerikoje. O Amerikoje ir Azijoje produkcijos kiekis didinamas tik vienu būdu, paprasčiausiu. Kertami atogrąžų miškai ir užsėjami arba užsodinami tie laukai. Ir viskas labai paprasta. Ir pradėjom kalbėti apie miškus, tai tiesą sakant, aš esu baigęs miškininkystės mokslus, tai neteko niekada dirbti, bet šiek tiek žinių tikrai yra išlikę. Ir kai dabar pradėjom kalbėti apie kertamus miškus, tai kažkas gali apeliuoti, kad, pažiūrėkit, ir Lietuvoje yra kertami miškai, ir, ta prasme, ir tos, palmės, ir gali būti atsodintos, tai dėja ne, yra šiek tiek kitokia situacija. Lietuvoje mes galime mišką iškirsti, galime jį atkurti, galime įveisti tikslinės medžių rūšis ir taip toliau. Tačiau, kas liečia atogrąžas, nepaisant to, kad kai kurie laukai yra tiesiog paimami, vienokiam ar kitokiam tikslam, bet, yra tokių regionų, kur atkurti miškų yra neįmanoma dėl labai didelės žemės erozijos. Tiesiog iškirtus mišką yra, išplikinami laukai, kalnai kažkokie. Ir ten, kur yra liūčių sezonai, tiesiog, kad ir ką tu įkiši į tą dirvožemį, po liūčių sezonų bus viskas nuplauta. Taip atsiranda nuošliaužos, atsiranda, stichiniais nelaimės ir taip toliau. Ta prasme, užkuriamas pragaras kažkur, ir atrodo, mes to nematom, to nevyksta, bet, tai yra tik tai apgaulė. Ta prasme, kad, mes čia gyvenkim kažkaip ekologiškai. Savo asmeninės patirties galiu tą paliudyti, nes visai neseniai čia prieš metus buvau Brazilijoje. Brazilijos Argentinos pasienį yra tokie kriokliai, ten vieni iš didžiausių ir spūdingiausių pasaulyje, ir aš pamačiau nuotraukas, kurios buvo darytos prieš 25 metus, ne taip seniai, 25 metai tik praėjo. Ir tuose nuotraukose matosi, kad tų krioklių upėse, kurios sudaro tą krioklių sistemą, vanduo yra skaidrus. O kai mes buvom, tas vanduo buvo drumzlinas, rudas. O nuotraukose skaidrus. Tai sakau, klausiu gido, kas čia atsitiko. O sako, labai paprastas dalykas atsitiko. Atsitiko tai, kad buvo aukštupyje tų upių iškirsti miškai, paversti laukai dirbamais, žemės ūkiui pritaikytas laukais, ir dėl erozijos yra suplaunamas dirvožemis į vandenį, į tas upes, ir dabar visi tie kriokliai yra drumzlinė. Nors dar prieš 25 metus buvo skaidrus, tai toks neįtikėtinas faktas.
Tai tik tai rodo, koks yra mastas miškų naikinimo, dėl to, kad poreikis žemės ūkio produktų nuolat auga. Mes Europoje čia gyvenam kaip, sakykime, Dievo užantie, mes to nejaučiam, kas darosi pasaulyje, nes maisto yra sočiai. Vienas dalykas, mes turim pinigų nusipirkti maisto atvežto iš bet kur pasaulyje, nes mums skraidina Boeingai avokadus iš Čilės, pusryčiam, skraidina omarus arba kitas jūros gerybės iš Viduržemio jūrų, iš kitų jūrų ir mums šviežius atveža ant mūsų stalo, nes mes tam turim pinigų, bet jeigu tu maistui turi tik tai $1 per dieną, maks, tai tu negali tų produktų valgyti, tai tu turi kažką tai daryti pas save vietoj, yra masiškai naikinami miškai ir verčiami žemės ūkio naudmenimis. Ir Europos tokios iniciatyvos, kurios mažina produkciją mūsų, tai tik tai skatina šitą procesą. Dar labiau paskatina, mes čia sėdim ir taip įsivaizduojam, kad gelbėjom pasaulį, o iš tikrųjų tie kvaili sprendimai veda pasaulį pražūtį. Mhm. Ir gal dabar sugrįžkime prie šviesios ateities vizijos, ar ne? Šiuo metu Lietuva iš 1 hektaro gauna kone mažiausiai pajamų Europos Sąjungoje. Tačiau galimybių yra padidinti visas šitas gaunamas pajamas ir kartu mūsų valstybei tapti turtingesnė, gerokai turtingesnė. Nors mes akcentuojame, kad reikia gauti didesnis pajamas iš aukštųjų technologijų, tačiau žemės ūkis taip pat gali būti tas aukso puodas, kuris didins pajamas ir didins mūsų nepriklausomybę dėl apsirūpinimo maistu. Į Nyderlanduose, pavyzdžiui, pajamos iš 1 hektaro viršėja 20 kartų mūsiškės, ar ne? Kur link mes turėtumėme judėti, kad pasiektumėme irgi aukštesnių rezultatų? Na, mes turim judėti link dar intensyvesnės žemdirbystės ir auginti įvairesnius augalus, kurie reikalingi perdirbimo pramoniai, bet mes turim vystyti ir tą perdirbimo pramonę, kurios pas mus Lietuvoje, tenka begilestauti, bet kol kas nėra pakankamai. Galėtume daugiau auginti ankštinių augalų, jeigu būtų jos į ką perdirbti, galėtume auginti daugiau žolinių, pavyzdžiui, atsiranda iniciatyvos, augina liucerną, ją perdirba, eksportuoja į arabų kraštus, galima auginti krakmolingas bulves, perdėti į krakmolą, galime auginti specialių veislių kviečius, jos perdirbti irgi į baltymus, į krakmolą, dar kažką tai. Bet tam reikalinga perdirbimo pramonė, mes nuolat apie tai šnekam ir skatinam ir vyriausybė daryti atitinkamus žingsnius, kad pritraukti tas investicijas, panaudoti ES paramą į tokio perdirbimo plėtrą, kas neštų naudą ne tik tai šiandieną, kaip pavyzdžiui tiesioginės išmokos, kurios mokamos žemdirbiam, bet ta nauda būtų dešimtmečiais, gautų žmonės Lietuvos, ne tik žemės ūkis, bet visa Lietuva, naujos darbo vietos, naujos pajamos, pelno mokesčiai, žymiai didesnės pridėtinės vertės prekių eksportas ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia tikrai yra neišsemtos galimybės, mums reikia labai smarkiai apie tai susimastyti ir nes auginti augalus vertingesnius ir neturėti kur jų padėti, tai yra labai didelė rizika. Mes galim užauginti, ko tik tai reikia. Bet jeigu to neįmanoma parduoti, perdirbti čia vietoj, dažnai neapsimoka, negali to daryti, taip rizikuoti, nes gali taip atsitikti, kad tu iš viso neparduosi. Taip, tas toksai naratyvas, kad mes eksportuojame daug grūdų, kad tai yra blogybė, tai aš ne tik atsakau, kad tai nėra blogybė, tai yra labai gerai, bet tai yra dar geriau, nes mes turim labai didelę neišnaudoto potencialų galimybę. Ir ta prasme, kiek man žinoma, dabar yra statomos gamyklos, kurios perdirbs dar daugiau mūsų produkcijos ir, tikiuosi greitoje ateityje mums pavyks perdirbti iki 1/3 savo produkcijos, jau perdirbti. Bet tai dar tik 1/3. Tai įsivaizduokit, kokia dar galimybė mūsų šaliai laukia, jeigu mes galėtume, pažaboti visą žemės ūkio sektorių ir iš jo sukurti aukštesnės pridėtinės vertės produktus. Tai, ta prasme, šiandieną
laidos pradžioje paminėjau Teltoniką, taip, tai yra įspūdingi projektai, ta prasme, kurie tikrai nebijotinai, yra naudingi mūsų šaliai, bet, mes pamirštame, kad mes dar turime daug neišnaudotų potencialų, kurį taip pat galime įdarbinti, vardant savo valstybės, didinti BVP ir gerinti mūsų visų piliečių gyvenimo kokybę. Tai tik tiesiog darykim, investuokim ir norėkim to, geresnio ir pažangesnio gyvenimo. Nes iš grūdų, ne tik miltus galima padaryti, galima padaryti produktus, galima suskaidyti grūdą į molekulės. Atskirai gauti angliavandenius, krakmolą, sakykime, cukrų, baltymus, krakmolą, cukrų, ląstelieną, viską galima atskirti ir iš tų produktų gaminti, tuos madingus maisto produktus, dabar kai vadinamas naujosius maisto produktus, mes vėlgi nieko prieš tas madas ir žmonių poreikius. Jeigu kažkam reikia mėsos pakaitalų, tai jos galima padaryti iš grūdų, bet tam reikalingos labai aukštos technologijos. Kaip minėjau, suskaldėt grūdą iki molekulių ir iš tų molekulių vėl sukonstruoti kažkokį naują produktą. Tas yra daroma ir tas įmanoma. Bet suprantu, tam, kad šita šviesi žemės ūkio ateitis su didelėm pajamom ateitų, vis dėlto reikalingos bendros tiek politikų, tiek verslo atstovų, ūkininkų ir be abejo visuomenės pastangos. Taip, tai visi turim sutarti, kad mes einam to keliu, o ne tik tai siekti, kad Lietuvoje žemės ūkio iš vis neliktų. Kai kurių organizacijų, kai kurių žmonių, kai pasiklausai, tai atrodo, kad jie norėtų, kad iš čia niekas Lietuvoje nieko nedarytų. Jie labai norėtų, kad mes laukus artume su arkliu ir arklu, bet patys pėškom nueiti iki Palangos tikrai norėtų toliau važinėti savo automobiliais. Ir priedo žmogus nori labai pigių maisto produktų įperkamų ir nori, kad ūkininkas su arkliu dirbtų. Tai ūkininkas dirbtų su arkliu, tai tie produktai kainuotų šiandien 10 ar 20 kartų daugiau negu dabar kainuoja. Kartų, ne procentų. Nes galėtų pagaminti 20 kartų mažiau negu šiandien pagaminam ūkininkas. Tai yra nesuderinami dalykai. Jeigu žmogus nori valgyti pigiai, jis turi suprast, kad reikalingos naujos technologijos, reikalingas naujas požiūris į žemės ūkį ir naujas priėjimas prie to žemės ūkio. Tai mes ūkininkai, tam mes esam pasiruošęs. Klausimas, ar visuomenė ir politikai yra tam pasiruošę. Dėkui Jums labai už pokalbį, kada Jūs pasakėte apie ūkininką su plūgu, tai ir mes tuomet irgi norėtume paraginti galbūt kai kurios miestiečius, jeigu norite, kad ūkininkai su plūgais ekologiškai kažką darytų, tai gal Jūs tuomet, kuomet važiuojate į sporto klubus pabėgioti ant takelio, tai eikite pėsčiomis iki sporto klubo, o nevažiuokite automobiliu. Ir dėkoju labai už pokalbį, aš tikiuosi, kad šiandieną mūsų klausytojai atrado labai daug naujų dalykų. Vėlgi primenu Jums visiems, spauskite like, follow, kad ši informacija pasiektų kuo daugiau žmonių. Ir ačiū, kad buvote šiandieną.